Dalykai Irane nevyksta pagal planą, nei šalies viduje, nei už jos ribų. Husių kovotojai nebeklauso Islamo revoliucinės gvardijos korpuso. Trečiasis JAV lėktuvnešis ką tik atvyko į artimuosius rytus. Iranas apšaudė Indijos laivus po to, kai leido jiems kirsti Hormūzo sąsiaurį. O dabar Iranui tenka susidurti su diplomatinė krize dėl Indijos. Ir dar prie viso to, šiuo metu vyksta pilietinis karas tarp Islamo revoliucinės gvardijos korpuso ir Irano vadovybės. Islamo revoliucinės gvardijos korpusas dabar atvirai kritikuoja derybininkus, kurie derasi Irano vardu. Atrodo, kad Iranas tuoj subirės į daugybę skirtingų dalių su įvairiomis frakcijomis. Taigi, panagrinėkime visą tai. Pradėkime nuo Irano marionetės, Husių, kurie nelabai klauso Irano. Prieš 3 dienas Islamo revoliucinės gvardijos korpusas pareiškė, kad jei JAV blokada nesibaigs, Husiai pradės pulti laivus Raudonojoje jūroje. Na atspėkite ką. Vakar JAV lėktuvnešis, didžiausias iš visų, pasirodė Raudonojoje jūroje. Ir atrodo, kad Husiai visiškai neketina imtis šių milžinų. Šis lėktuvnešis žinoma yra USS Gerald R. Ford ir tai galingiausias kada nors pastatytas karo laivas. Daugiau nei 1100 pėdų ilgio ir daugiau nei 1000 tonų svorio. Tai neabejotinai didžiausias lėktuvnešis pasaulyje. Jis talpina visą oro sparną, apie 75 orlaivius. Tarp jų yra F-18 Super Hornet, EA-18 Growler ir E-2D Hawkeye. Ir atspėkite ką, vos prieš kelias dienas jis pagerino JAV rekordą. Ilgiausias po Vietnamo karo dislokavimas trukęs beveik 10 mėnesių. Savo dislokavimą jis pradėjo 2025 m. birželį iš savo namų bazės Norfolke, Virdžinijoje, išvykdamas į Viduržemio jūrą. Spalį kariuomenė jį perkelė į Karibų jūrą kaip dalį didžiausio karinio jūrų pajėgų sutelkimo regione per kelias kartas. Ten jis padėjo JAV kariuomeniai sučiupti Venesuelos diktatorių Nicolą Madurą. O dabar šis lėktuvnešis yra artimuosiuose rytuose. Jis dalyvavo pirmosiomis Irano karo dienomis iš Viduržemio jūros. Tada pirmą kartą savo karjeroje perplaukė Sueco kanalą į Raudonąją jūrą. Deiže skalbykloje kilo gaisras, dėl kurio lėktuvnešis turėjo grįžti į Viduržemio jūrą remontui. Tačiau dabar atrodo, kad viskas sutvarkyta ir jis vėl veikia. Iranui ši situacija kelia dar didesnį nerimą, dėl to, kad trečiasis lėktuvnešis šiuo metu suka ratus aplink Afrikos kyšulį ir per artimiausias 3 dienas bandys pasiekti artimuosius rytus. Tai žinoma yra JAV lėktuvnešis USS George H.W. Bush. Tai reiškia, kad labai greitai, pasibaigus paliauboms, JAV artimuosiuose rytuose turės 3 aktyvius lėktuvnešius. Ir lyg to dar būtų negana, pastarąsias 2 savaitės vyksta didžiulis JAV karinis oro tiltas. Į regioną plūsta daugiau amunicijos, daugiau įrangos ir daugiau logistinės paramos. Tai reiškia, kad pasibaigus paliauboms antradienį, jei nebus taikos susitarimo ar pratęsimo, karas vėl prasidės. Ir visiškai įmanoma, kad JAV grįš į karą su dar didesne ugnies gale, nei matėme prieš savaitę. Iranas tikrai tam nepasiruošęs. Karine prasme jie neturėjo jokių šansų ir anksčiau, o dabar dar blogiau. JAV kariuomenė taip pat šį rytą paskelbė pareiškimą, kad artimiausiomis dienomis ruošiasi įlipti į su Iranu susijusius laivus. JAV blokada Omano įlankoje tęsiasi jau daugiau nei 5 dienas, o pagal naujausią informaciją JAV jau apgręžė 25 laivus, bandžiusius pralaužti blokadą. Nuo šios blokados pradžios nė vienas laivas neišplaukė iš Irano vandenų. Tai reiškia, kad Irano ekonomika realiu laiku yra smaugiama ir mes visi stebime, kaip tai vyksta. Tai gali būti priežastis, kodėl nepaisant vakar pateikto užsienio reikalų ministro pareiškimo, Iranas dabar teigia, kad neatidarys Hormūzo sąsiaurio, kol JAV nepanaikins šios blokados. Šie prieštaringi pareiškimai, sklindantis iš Irano, sukėlė didelę sumaištį laivams, kurie įstrigo Persijos įlankoje. Iš tiesų, vos vakar matėme kelis laivus prasprūdusius per Hormūzo sąsiaurio vidurį. Tačiau buvo ir kitų laivų, kurie bandė kirsti sąsiaurį, gavę Irano leidimą, bet į juos šaudė Islamo revoliucinė gvardija. Ir tai mums parodo, kad Irano vadovavimo grandinėje įvyko skilimas. Yra ministerija, kuri suteikia laivams leidimą plaukti per Hormūzo sąsiaurį. O tada Islamo revoliucinė gvardija tiesiog šaudo į tuos laivus. Dabar šį rytą įvykęs susišaudimas sukėlė didelį tarptautinį galvos skausmą Iranui. Bet prieš tai leiskite jums parodyti, ką prezidentas Trumpas sako apie Irano svyravimus dėl sprendimo atverti Hormūzo sąsiaurį ar ne. Štai pareiškimas, kurį jis paskelbė praėjusią naktį. Paklausykite. Ar paliaubos Libane turi įvykti, kad galėtumėte pasiekti susitarimą su Ogramu?
galbūt psichologiškai pavargę, bet mes padėsime Libanui vėl tapti šalimi. Žinote, jiems tai tęsiasi jau seniai, jie daug išgyveno ir mes padėsime jiems vėl tapti šalimi. Kiek buvote nusivylusi Netanyahumi, kai derėjotės dėl paliaubų paskutinėme raunde, kai jis bombardavo Libaną? Ar tai turėjo įtakos taikos deryboms? Dėl kai kurių dalykų nesutarėme, bet jis buvo labai geras partneris, mes atlikome gerą darbą. Tikriausiai niekada nebuvo nieko panašaus. Jis sako, kad mes esame suce čia, mes esame vyresnieji griuvėsiai, mes esame didžiausia kariuomenė pasaulyje. Aš ją sukūriau per pirmąją kadenciją. Nemanau, kad ir daug ją naudosiu, bet mes turime didžiausią kariuomenę pasaulyje, didžiausią galingą ginklą. Pažiūrėkite, mes turėjome nuo 101 iki 111 priklausomai nuo jūsų apibrėžimų, nes kai kur jie irgi pasirodė po 2. Ta raketa buvo paleista į vieną labai vertingą mūsų objektą, kuris tuo metu buvo vandenyje. Kiekviena iš tų raketų buvo numušta. Pagalvokite apie tai. 111 raketų. Kiekviena iš jų buvo numušta. Nė viena net nepriartėjo. Niekas neturi tokios kariuomenės, niekas neturi tokio ginklo, niekas neturi tokios galios, kokią turime mes. Dabar tuoj pat pereisime prie šio Irano pilietinio karo, kuris tęsiasi jau 2 dienas. Bet prieš tai noriu Jums parodyti, kas tiksliai įvyko Hormūzo sąsiauryje. Nes mes iš tikrųjų turime laivų pokalbių su Irano kariuomenė ir IRGC karinių jūrų laivynų radio įrašus. Ir Jūs galite pamatyti, kokią sumaištį patiria šie laivai. Štai kontekstas, kurio Jums reikia prieš klausantis to įrašo. Šį rytą keli Indijos laivai bandė išplaukti iš Hormūzo sąsiaurio. Spėju, kad jie ten įstrigo nuo karo pradžios, arba galbūt tik pastarosiomis dienomis. Tiksliai nežinau, tačiau jie buvo gavę leidimą iš IRGC karinio jūrų laivyno kirsti Hormūzo sąsiaurį. Tačiau kai jie galiausiai pasiekė Hormūzo sąsiaurį, juos užpuolė IRGC arba kažkas kitas. Jie nežino, mes nežinome. Tačiau tai yra jų radio pranešimas, kurį perdavė Indijos laivas. Paklausykite, nes jis plinta po visą pasaulį. Karinių jūrų pajėgų motorinis tanklaivis, Stand My Gerald, jūs suteikėte man leidimą plaukti. Sepa karinės jūrų pajėgos, jūs suteikėte man leidimą plaukti. Mano vardas antras jūsų sąraše. Jūs suteikėte man leidimą plaukti, dabar jūs kovojate, leiskite man apsisukti. Dabar Iranui tai yra didelė problema, nes Iranas mėgsta teikti, kad Indija yra sąjungininkė. O dabar jie šaudo į Indijos laivą, kuris plaukia per Hormūzo sąsiaurį gavęs Irano leidimą. Ir jūs galite girdėti baimę Indijos jūreivio balse. Jis sako, kad jūs suteikėte man leidimą, kodėl jūs šaudote į mano laivą. Laimiai niekas nenukentėjo, bet tai nereiškia, kad čia nėra problemos. Tai yra civiliniai laivai, o tai, ką daro Iranas, iš esmės yra terorizmas. Tai jau net nebe ekonominis terorizmas, nes Iranas šaudo į laivus ir šie jūreiviai galėjo žūti. Tai tiesiog visiškas teroristinis aktas. Ir atspėkite ką? Indija iš tikrųjų yra šalis, kuri padėjo Iranui. Indija ką tik nusipirko Irano naftos po to, kai JAV panaikino sankcijas šalims perkančioms Irano naftą. Jie finansavo Irano ekonomiką tuo metu, kai ekonomika vos laikėsi. O dabar Irano kariuomenė šaudo į Indijos laivus. Vėlgi, dar vienas pavyzdys, kaip skilinėja Irano hierarchija, Irano vyriausybė. Vienas žmogus sako, galite plaukti per sąsiaurį, sumokėkite mums $milijardus. Kitas žmogus sako, aš šaudysiu į jūsų laivą. Kaip galite suprasti, Indija dėl to akivaizdžiai nėra patenkinta. Indijos užsienio reikalų ministerija šį rytą iškvietė Irano ambasadorių į Naująją Delį, nes IRGC taikėsi ir atakavo 2 Indijos laivus. Mes tiksliai nežinome, kas įvyko tame susitikime, bet esu tikras, kad jie labai greitai paskelbs pareiškimą, atsiprašydami Indijos. Jei ne, situacija gali labai greitai paaštrėti. Tai mums parodo, kad Iranas yra pats didžiausias Irano priešas. Irano ambasadorius sako, Indija yra gera draugė, bet IRGC puola Indijos laivus. Tai labai supykdė Indijos pareigūnus. Dabar, jei kas nors iš Indijos pareigūnų žiūri šį vaizdo įrašą, rekomenduoju Indijai nutraukti visus diplomatinius santykius su Iranu po to, kas įvyko. Dabar nukreipkime dėmesį į pilietinį karą, kuris vyksta Irane. Jis prasidėjo dėl pareiškimo apie Hormūzo sąsiaurį, kurį paskelbė užsienio reikalų ministras. Prieš pradėdami visą tai nagrinėti, trumpai primenu. Paspauskite patinka ir prenumeruoti mygtukus žemiau. Tai tikrai padeda algoritmui labiau iškelti mūsų turinį ir padeda jums sekti viską, kas vyksta, visus vaizdo įrašus, kuriuos mes skelbėme.
Dabar tiems, kurie vakar nesekė jokių naujienų, štai pareiškimas, kurį vakar ryte paskelbė Irano užsienio reikalų ministras, iš esmės sakydamas, ar kai Libane paskelbta paliaubos, Hormūzo sąsiauris yra visiškai atviras. Tai buvo staigmena visiems pasaulyje, įskaitant ir Irano vyriausybės narius, nes jie nežinojo, kad tai įvyks. O dabar Irano revoliucinė gvardija taip supykusi, kad viešai vadina šį užsienio reikalų ministrą idiotu. Per viešą radiją, kurią transliuoja Irano karinis jūrų laivynas, Irano revoliucinės gvardijos laivynas, transliuoja, kad visi laivai galėtų klausytis. Jie iš esmės nuolat kartoja šią žinutę, sakydami, kad užsienio reikalų ministras yra idiotas. Nekreipkite dėmesio į jo komentarus. Paklausykite. Aš rimtai, aš to neišgalvoju. Tai yra per tarptautinį radiją, kurį naudoja laivai. Persijos įlankoje ir Omano jūroje. Čia Irano SEPA karinis jūrų laivynas kreipėsi į jūs 16 kanalu. Hormūzo sąsiauris vis dar uždarytas. Mes jį atidarysime tik pagal mūsų lyderio Imamo Chamenėjaus įsakymą, o ne pagal kažkokių kvailių Twitterio žinutes. Jei norite praplaukti per sąsiaurį, turite gauti leidimą iš Hiramo SEPA karinio jūrų laivyno. Visi laivai susiję su mūsų priešais bus taikiniai, jei bandys praplaukti šiuo Hormūzo sąsiauriu. Jie taip pat puola užsienio reikalų ministrą Irano valstybinėje televizijoje. Pažiūrėkite šį reportažą. Čia matome Irano propagandistą Hoseiną Parką, kuris negailestingai puola Abbasą Argatą. Valstybinėje televizijoje jis teigia, kad diplomatinė komanda turi atstovauti ne tik Iranui, bet ir visai pasipriešinimo ašiai – nuo Libano iki Jemeno. Jis sako, kad jie turi 10 aiškių reikalavimų derybose su Trumpu ir Jungtinėmis valstijomis, kurie yra nediskutuotini. Ir jis kaltina Irano diplomatinę komandą pasitikėjimo stoka ir nesugebėjimu apginti savo pozicijos. Kitame segmente jis teigia, kad Aragačis, užsienio reikalų ministras, veikia savarankiškai ir kad jo požiūriai nesutampa su režimo pagrindiniais principais ir politika, atmesdamas juos kaip asmeninės nuomonės. Jis taip pat užsimena, kad tai atspindi paralelinę darbotvarkę, kuri nesutampa su aukščiausiojo lyderio Mustabaho Chamenėjaus pozicija. Beje, vaikinai, tiesiog primenu visiems, jei kas nors nekreipia dėmesio, Irano aukščiausiasis lyderis vis dar nėra paskelbęs nė vieno viešo pareiškimo, kuris būtų įrašytas vaizdo ar garso formatu. Taigi niekas nežino, ar jis gyvas, ar jis komoje, ar jis miręs. Jis kaip Šriodingerio katinas. Niekas nežino, ar jis gyvas, ar miręs, kol nepažiūri po dėžę. Bet tai sukuria tokią situaciją, kurioje kiekvienas mano, kad tai, kuo jis tiki, yra aukščiausiojo lyderio nuomonė. Taigi visi sako: ei, tai, ką sakau, yra teisinga, nes taip sako aukščiausiasis lyderis. Tada kita pusė Irane iš esmės sako tą patį. Ei, ne, tai, ką sakau aš, yra teisinga, nes taip galvoja aukščiausiasis lyderis. Tai atrodo kaip chaoso receptas, bet turbūt taip ir nutinka, kai tavo aukščiausiasis lyderis yra kartoninė iškarpa. Tuo metu, kai šis pilietinis karas vis labiau įsibėgėja, susidorojimas Irano viduje vis dar vyksta kiekvieną dieną. Ir žinau, kad skamba taip, lyg kasdien kartočiau tą patį, bet tai iš tikrųjų vyksta kiekvieną dieną. Jie suima vis daugiau žmonių, jie vykdo vis daugiau egzekucijų, o internetas vis dar neveikia. Vos vakar Irano revoliucinės gvardijos žvalgybos padalinys pranešė, kad 3 regionuose dėl su saugumu susijusių kaltinimų buvo sulaikyti dar 127 žmonės. Pranešime teigiama, kad sulaikytieji dalyvavo gatvių riaušėse, rengiantis priešo kariniams veiksmams. Primenu, kad jau prie 50 dienų, kai Iranas yra atjungtas nuo pasaulinio interneto. 92 milijonai žmonių Irane tiesiog neturi galimybės bendrauti su pasauliu. Ir tai svarbu, nes tai rodo, kad režimas labiau bijo savo žmonių už bet ką kitą. Tai galime pamatyti ir pažvelgę į Irano gatves. Štai Teherano padėtis. Ginkluoti kontrolės postai visur. Vienintelis jų tikslas – užkirsti kelią Irano sukilimui. Žmonės su kulkosvaidžiais važinėja džipais, tad žmonės žino, Irano žmonės, paprasti žmonės žino, kad jie neturi jokios vilties. Jei jie išeis į gatvę, juos nušluos. Ir tai nėra blefas, nes matėme, ką režimas padarė sausį. Jie nužudė 10 000 savo žmonių vien tam, kad išlaikytų valdžią. Ir todėl Irano žmonės bijo. Dabar paliaubos labai greitai baigėsi. Paliaubų susitarimas baigsis antradienį ir mes tiksliai nežinome, kas nutiks, nes dabar atrodo, kad užkulisinės derybos gali būti atidėtos dėl to, kas vyksta Irane. Tačiau tai taip pat reiškia, kad pasibaigus paliauboms JAV gali tekti nuspręsti, ar jos nori jas pratęsti vienašališkai, ar pradėti bombardavimus. O štai ką prezidentas Trumpas apie tai pasakė praėjusią naktį. Paklausykite. Jei iki trečiadienio, kai baigsis paliaubos, nebus susitarta, ar pratęsite paliaubas, ar vėl pradėsite atakas? Galbūt aš nepratęsiu, tačiau blokada išliks. Bet galbūt aš nepratęsiu.
Taigi jūs turite blokadą ir dėja mums vėl teks pradėti bombarduoti. Labai jums ačiū. Visiems. Ačiū. Manau, tai įvyks. Mes norime NSO, o ne prezidentę.